žodžiu, nebesusigaudau. Vienur muzika atrodo groja, kitur negroja. Tai būkit geros, parašykit man, ar gerai mane girdit ir ar jum nestriginėja, nes aš bandau žiūrėti vienam telefone, kitam ir praktiškai nieko nematau. Tikiuosi, man tas laivas pavyks padaryti, įrašyti. Jeigu ką, jeigu nepavyks per laivą išsaugoti ir įrašyti, tai tiesiog įrašysiu ir įtalpinsiu į YouTube, nes filmuoju 2 kamerom, tai tikiuosi vienokiu ar kitokiu būdu vis dėlto man pavyks. Na, kadangi, kaip matau, nelabai yra susirinkusių ar tiesiog nerodo man, tai gal aš nelaukdama ir pradėsiu. Kas prisimenat iš seniau, būdavo 4 pozicijos klausimų ir tiesiog jums intuityviai reikėdavo išsirinkti vieną numeriuką, po kuriuo pasislėpęs būdavo klausimukas ir tas klausimukas atsispindėdavo jūsų dabartinę būseną. Tai pirmiausia, aišku, išsimaišysiu aš klausimų krūvelę. Aš naudoju psichologijai skirtus klausimus, gavau dovanų šitą krūvelę ir tiesiog aš ją sugalvojau panaudoti būtent tokiam dalykui, kad išnagrinėti tuos klausimus, būtent iškilusius tam vakarui, taro pagalba. Ir kada aš tai darydavau, tikrai tai buvo labai įdomus būdavo aspektas pasižiūrėti, kur kas ir kokioj yra emociniai būsenoj ir ką galbūt kokie klausimai šiuo ar kitu momentu domina, neramina ir taip toliau. Na ir pasižiūrėkim, čia būtų pirmas klausimukas, čia būtų antras, trečias ir ketvirtas. Ir kol žiūrite, galite tiesiog pabandyti intuityviai pajausti, išjausti, kuri krūvelė galėtų būti jum būtent šį vakarą ateinanti žinutė. Tai parašykit, prašau, nes matau, vis tiek yra keletas jūsų prisijungę, ar gerai mane girdit ir ar jum nestriginėja. Nes labai turiu nuojautą, kad kažkaip striginėjo čia pačioj pradžioj. Vienetukas, dvejetukas, trejetukas ir ketvirtukas. Tai va. Sudėsiu numeriukus, kad galėtumėt pamatyti, kur kokia korta slepiasi. Ir pabandykite pajausti, pabandykite telepatiškai nuskaityti, tai koksgi, kuris yra jūsų skaičiukas, kuri yra jūsų krūvelė. Ir ką šitą krūvelę būtent jums nori atnešti ir perduoti ir pasakyti. Tuo tarpu išsimaišysiu savo kitas mylimasias kortas, 1 ir 2 krūvą, naudosiu šiandieną 2 taro krūveles. Na, tikiuosi, pakako jums laiko pamastyti, išmastyti, pajausti, prijausti, kokia krūvelė yra jūsų ir pradėsiu žiūrėti, kągi jum neša šitą krūvelę. Vienokio ir kitokio atveju šitas video bus YouTube, jeigu jūs norėsite pasižiūrėti, tenai tiesiog bus galima labai patogiai užeiti ant jūsų numeriuko ir pasirinkti būtent kokią krūvelę jums ką neša. Tai aš dabar stumiu kitur trejetuką, ketvirtuką, patraukiu į šoną, dvejetuką ir pasilieku
pirmą numeriuką. Tai kasgi slepiasi po pirmuoju numeriuku, koks klausimas, kokia galbūt jūsų emocinė būsena šiai dienai, šiai minutei, šiam vakarui. Kieno žodžiais tu dabar kalbi? Na, pasižiūrėkim, ką jūs kalbat kieno žodžiais. Kągi jums neša šitą klausimų, psichologinių klausimų kortą, kurioje yra klausimas, kieno žodžiais tu dabar kalbi. Tikriausiai savo žodžiais, nes labai gražiai orakulo korta su nuostabiai mielu meškiuku, meškutė jums tiesiog perduoda žinutę apie tai, kad jūs esate vieninteliai ir nepakartojami. Tai aš kreipsiuosi tu, kad būtų tiesiog energija vienai. Ir nuo tada, kai tu atsiradai šiame pasaulyje, kai tu atvėrei vartus, kai tavo siela susijungė su tavo ką tik gautų kūnu, tau buvo duoti nepakartojami ir tiesiog patys nuostabiausi tavo talentai, tavo duotybės. Tu gali suprasti daug daugiau. Nėra garso. Ar tikrai nėra garso? Parašykit, prašau, ar girdit garsą ar ne. Žinokit, gali ir nebūti garso. Na taip, neįsijungus mikrofoną. Šaunuolė, ačiū labai. Ačiū labai, kad man parašei. Tai dabar tikiuosi, kad įsirašys, kažkam reikės žiūrėti, ar dabar girdisi. Merginos, ar dabar girdisi, prašau, parašykit man. Na va, turėsit žiūrėti, žinokit, pradžią iš naujo. Ne šitame live, bet turėsit žiūrėti pradžią YouTube'e, kad galėtumėt pamatyti, apie ką aš kalbėjau. O iš tikrųjų tai pakartosiu tai, kad vienetuką pasirinkusioms ir pasirinkusioms žinutė ateina tokia, kad kieno žodžiais tu dabar kalbi? Kalbėtų iš tikrųjų savo žodžiais. Savo žodžiais šiai dienai, todėl kad tu supranti, kad tokią kalbos dovaną, tokių bendravimų, kokiu tu moki bendrauti, kaip tu moki save išreikšti, daugiau nieko nėra. Tai yra tavo pats nuostabiausias talentas, nes tu gali perduoti labai daug žinių, labai daug žinučių. Tavo mokėjimas tiesiog išklausyti viską, kas yra aplink, ne vien tik tai žmonės, galbūt tu net nesąmoningai žiūri savo šuniukui, jeigu tokį turi, kačiukui į akis ir gali suprasti, ko jie nori, ko jie iš tavęs gal prašo kitą kartą, arba tiesiog kokią kalbą jie kalba. Ir pas tave yra magiška tokia savybė, kad žmonės, ir ne tik žmonės, gali tau perduoti žinią, perduoti žinutes telepatiškai. Pagalvok kartais, ar nėra taip, kad tu supranti kitus, taip sakant, iš pusės žodžio. Ar visada pas tave ateina pozityvi informacija? Ar visada tu priimi ir perduoti pozityvią informaciją? Kokią kalbą ir kaip tu kalbi? Ar dažnai pas tave ateina tokios mintys, kad šiandieną man buvo ne visai gera diena ir iš kur pas mane atsirado šita energija? Kokią kalbą tu kalbi? Labai dažnai tu kalbi labai ramiai. Labai ramiai ir žmonės tavimi šiai dienai greičiausiai gali pasitikėti, nes jie supranta, kad klausydamiesi tavęs, klausydami tavo balso, klausydami tai, ką tu sakai ir perduodi, jie mato žmogų, kuris
gali rodyti jiems pavyzdį, žmogų, kuris turi kantrybės, žmogų, kuris patikimas, žmogų, kuris yra net gal šiek tiek kitoks. Kokią kalbą tu kalbi? Tu kalbi kalba, kuris spinduliuoja gausą. Gausa ne vien tai, kad tu turi turtus materialius, bet tu turi vidinį turtingumą. Gal tau kitą kartą taip ir neatrodo, bet iš tikrųjų tu turi tą vidinį turtingumą, tu turi savivertę, o jeigu tu šiai dienai jos nejauti, tai susiieškok, kur tu ją padėjai, kur tu ją nukišai, kur dingo tavo savivertės jausmas. Ar gali būti, kad tau šiandieną kalbant yra labai sunku priimti kažkokius sprendimus? Ar tau gali būti sunku kitą kartą išreikšti, ką tu nori pasakyti, kaip tu nori išsakyti save, kaip tu nori savo jausmus išdėlioti? Ar gali būti, kad šiandieną tai, kad tu supranti kitus, dar nereiškia, kad kiti supranta tave? Ar gali būti taip, kad tu šiandieną jautiesi, kad tavęs galbūt ir negirdi? Ar tikrai tu kalbi tą kalbą, kokia tave turėtų išgirsti ir suprasti, apie ką yra tavo kalba? Tave greičiausiai spaudžia nerimas, galbūt dėl to, kad pas tave tiek daug jautrumo ir galbūt šiandienai tu prisiimi savo net visai nereikalingų kažkieno žodžių, kažkieno minčių, kažkieno jausmų. Pagalvok gerai, ar tavo turtingumas nėra žeidžiamas kažkieno kito neigiamų energijų, kurios persiduoda tau. O galbūt tu norėtum būti toje vietoje, kurioje yra žmonės, į kuriuos tu norėtum lygiuotis, tačiau tu nemoki išsireikšti, tu nemoki išdėstyti savo norų, tu nemoki iškalbėti savo norų, tu nemoki išdėstyti, kas yra tai, kas tau yra ta gausa, kas yra tai, kas yra tavo norai, apie ką yra tavo norai. Galbūt šiandieną tau spaudžia širdį tai, kad tu nemoki, tiesiog tau, ne tai, kad tu nemoki, bet tau gal tiesiog neišeina suformuluoti, sudėlioti, iškalbėti, iškomunikuoti netgi savo norų, apie ką yra tavo norai. Galbūt netgi tu nemoki išgirsti, tu klausaisi, bet tu nemoki išgirsti, apie ką yra tavo gyvenimo kelionė. Galbūt tavo pozityvumas ne visada yra priimimas kitų ir tave verčia jautis ne visai suprastai, ne visai priimtai, ir tada tu jautiesi kaip balta varna, kad žmonės žiūri į tave, o ko tu čia dabar džiaugiesi, kodėl tu čia pas tave tiek daug to optimizmo, viskas yra aplink blogai, apie ką iš vis tu čia, viskas rodo pasaulyje, kad viskas yra blogai, visi mes dejuojam, visi mes bijom, visi mes esam užsispaudę, o tu čia su savo norais, su savo kalbom, su savo optimizmu, iš vis tu čia nepritampi ir kokią tu čia kalbą kalbi, mes tavęs nesuprantam. Galbūt jūs jaučiatės irgi taip, o galbūt jūs kalbate tokius dalykus, kuriuos bijote ne visi supras, nes šiai dienai jums atrodo tai suprantama, tačiau kiti į jūs gali žiūrėti su nepasitikėjimu. Nebijokite, yra žmonių, kurie jūs supa, kurie tikrai mato jumise vieną vienintelį ir nepakartojamą Dievo, visatos ar dar kitokį kūrinį. Jūsų kalbą ne visi ir ne visada turi suprasti. Svarbiausia, kad jūs kalbate savo kalbą ir žinokite, kad tikrai atsiras tokių,
kurie supras, apie ką jūs kalbate, kurie supras, ką jūs norite pasakyti. Net jeigu jums atrodys, kad yra labai baisu apie tai kalbėti. Tačiau žinokite, kad tikrai jūsų apsuptyje yra tokių, kuriems reikia išgirsti, ką jūs norite pasakyti, kurie jūsų aplinkoje yra atsiradę nebe reikalo, kurie pas jūs yra atėję ne šiaip savo, o tie, kuriems tikrai reikia išgirsti jūsų kalbą, kuriems reikia, kad jūs padėtumėte jiems surasti savo kelią pasimetusiuose jausmuose. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs norite kalbėti, tai ir kalbėkite, nes tai reiškia, kad jūs turite visiškai visas galimybės padėti kitiems atrasti save, atrasti savo pasimetimus, atrasti savo ir savo gyvenimo kelią atrasti. Padėti kitiems galite pasukti jų gyvenimo laikrodį, jų gyvenimo fortūnos ratą, jų gyvenimo gausos ratą, jų linkme. Galbūt jūs esate iš tų, kurių balso reikia tiems, kurie tamsoje vis dar ieško tos šviesos ir negali atrasti. Galbūt jūs esate tie ir tos, kurios gali padėti kitiems pasirinkti, koks yra jų kelias, koks tas svarbus kelias. Jūs esate ta unikali ir nepakartojama asmenybė, asmuo, kuris gali parodyti žmonėms, kas yra jų pačių prioritetai, kas yra jų pačių vertybės, apie ką yra tų žmonių vertybės. Kaip kitaip galite jų žmonėms parodyti, kas tai yra gausa, jeigu jūs nekalbėsite, jeigu jūs bijosite kalbėti. Kalba jums yra duota būtent tokia, kokią jūs naudojate. Visiškai ne veltui. Jie žiūri į jūs, žmonės, kurie klausosi jūsų kalbančių. Jie žiūri į jūs kaip į žmogų, kuris yra atradęs savo gyvenimo kelią, atradęs savo gyvenimo pašaukimą. Žmogus, kuris žino kelią į gausą. Penktaklių Tūzas, jisai sako, kad jūs tikrai turite visas galimybės ne tik pačios nueiti į tą gausą, savo tą gausą susikurti, bet savo kalba, savo mokėjimu perteikti tai, ką jūs girdite, jums yra duota vesti kitus paskui save. Jums yra duota žmonėms padėti pakeisti jų gyvenimus. Jūs turite visus talentus ir visas savybės jau išeiti iš savo pačių komforto zonos, kurioje jūs galbūt esate dar patogiai įsitaisiusios ir galvojate, kad aš galbūt atradau savo kelią, tai o kaip čia kitiems, nežinau, aš dar nepasitikiu savim, kad galėčiau padėti ir kitiems juo eiti. Tai žinokite, vienetukas, jeigu pasirinkote vienetuką, ne veltui vienetas yra lyderio žmogaus, kuris gali vesti, kuris gali kitus paskui save, ne tai kad tempti, bet tiesiog būti pavyzdys jiems ir joms, kad žmonės tiesiog pasiklausydami, įsiklausydami, stebėdami jūs, kuo jūs dalinatės, ką jūs kalbate, apie ką jūs kalbate, žiūrėtų jūs kaip į žmogų, kuris tikrai gali parodyti kelią į tai, kur nėra neramumų, kur yra gausa, kur yra nuostabūs jausmai, kur pildosi norai ir kur yra ramybės oazė. Tai vat, tiek vienetukui. Tokia žinutė ateina vienetuką pasirinkusioms ir pasirinkusiems, po kuriuo slėpėsi nuostabi psichologinio klausimo frazė. Kieno žodžiais tu dabar kalbi? Ir labai nuostabus meškiukas. Žiūrėk, koks gražutis. Toks gražutis. Žinokit, jūs nemato, kokiom gražiom akytėm jisai žiūri.
Einam pas dvejetukus. Apie kągi yra antrą numeriuką pasirinkusioms ir pasirinkusiems. Kokią žinutę neša dvejetukas. Tuo žinokit čiaudėsiu. O gal ir ne. Na ir ką po antrų numeriukų slepia? Kokią žinutę, kokį klausimuką ir kokią interpretaciją. Kas gyvena tavo sapnuose? Tai kasgi gyvena tavo sapnuose? Pasižiūrėkime, galbūt kažką sapnuojate ir nerandate atsakymų į tai. Tai galbūt šiandieną kortų pagalba jūs galėsite sužiūrėti ir pažiūrėti, kasgi gyvena jūsų sapnuose. Jūsų sapnuose gyvena jūsų norai. Kogi tu nori? Tai ko tu iš tikrųjų nori? Jeigu tu negatyviai reaguoji į visų kitų sėkmę ir pasisekimą, tai reiškia, kad tu to paties norėtum ir sau, vat tyliai paslapčia apie tai svajoji. Ir nestabdyk savęs. Sapnuose įžvelk žinutę į tai, kad tu turi visas galimybės to pasiekti. Tačiau tau atėjo laikas išeiti iš tavo komforto zonos. Galbūt jau per ilgai toje komforto zonoje tu užsisėdėjai, o komforto zonoje pasiekti kažko yra, neįmanoma. Tol, kol tu neišeini iš komforto zonos, tol tu neaugi. Kada tu pradedi daryti kažką, kas tau neįprasta, kas tau nepatogu, tada tai tampa komforto zona. Ir tada vėl tu turi išeiti iš tos ir keliauti dar toliau, vis ieškant tų zonų, kuriuose yra, nepatogu, bet kažko tu tenai išmoksti. Tai kas gyvena tavo sapnuose, tavo slapčiausios svajonės? Kaip įdomi, žiūrėkit, šitą ir šitą kortą labai papildo viena kitą. Tavo slapčiausios svajonės, kuriuose tu galbūt paskęsti, su kuriomis tu užmiegi, tavo vizijos, apie ką yra tavo gyvenimas, apie ką yra tavo ateitis, kur yra tavo sėkmė ir pasisekimas, apie ką kalba tavo sapnai, kodėl jie tave aplanko būtent tokie. Jie kalba apie tai, kad nenusimink. Viskas, ką tu darai, iš tikrųjų, jie veda tave mažai žingsniukais, bet veda link pergalės. Galbūt kartais tau reikia to tokio paskutinio, tokio postumio, paskutinio padrąsinimo, paskutinio gal reikia žodžio iš kažkieno pusės, kažkokio ženklo, kad tu nepasiduotum ir eitum link to, kur tu eini. Galbūt tau reikia dar pastovėti, atstovėti save, bet iš tikrųjų tu eini labai tinkama linkme. Tau tik tai reikia nenustoti augti ir tikėti, kad tu augi, kad tavo kiekvienas veiksmas duoda kažkokį augimą. Tavo sapnuose yra ženklai, apie ką yra tavo nauji horizontai, kur tavo žvilgsnis turėtų krypti, kur yra tavo augimas, kur jisai slepiasi. Galbūt jisai yra tame, kad tau reikia atsikratyti kažkokių praeities naštų, praeities pančių, kurie tave supančioje yra. Galbūt tavo sapnuose slepiasi slapti kažkokie žodžiai, kažkokios slaptos, slapti tokie dalykai, kurių tu niekaip negali išsiaiškinti, bet iš tikrųjų viskas veda į tai, kogi tu nori. Veda tavo sapnuose yra paslėpta tai, ką tu galėtum padaryti, kad tu nebesijaustum tokioj situacijoje, tokioj padėty, kurioje tu gal jautiesi beviltiškai. Kartais atrodo tiek daug darai, tiek daug eini, tiek daug sieki ir niekas nepavyksta, niekas tau nepasiseka, niekas tau negali
pasakyti, ar padėti, ar parodyti, tai kuriuogi keliu tau reikia eiti. Ir atrodo, tiek viską išbandėjai, bet vis tiek, vat niekaip tau, atrodo, tas nuovargis tiek tave slegia ir tu net nežinai, kur toliau tau eiti, kur toliau tau kreiptis. Tavo sapnai slepia tavo pasitikėjimą tavimi, slepia tavo charizmą, tai, kas yra būtent tavo kelias, kuriuo eidama tu jautiesi pasitikinti savimi. Tavo sapnuose slepiasi tavo kūrybinė gyslelė. Bet tą gyslelę atrasti, tu turi kaip auksą iškasti. Nes tai, kas slepiasi tavo sapnuose, nėra taip aišku kaip diena. Galbūt tu juos pamiršti, galbūt tu atsibundi ir pamiršti ir tu nebežinai, apie ką buvo šitas sapnas. Tavo sapnuose slepiasi kūryba, dar kartą patvirtina imperatorė. Tai yra tai, kas tau neša gausą, ką tu atėjai čia išmyluoti, išleisti, sukurti, išgražinti, pagražinti. Tai yra tai, kas tavo gyvenimą daro pilnatvišką. Tai, kas tavo gyvenimą daro prasmingą, ką tu darydama jautiesi, kad tu iš tikrųjų darai kažką, kas leidžia tau jausti, kad tu neeikvoji savo gyvenimo ir savo laiko veltui. Tavo sapnuose slepiasi tavo sekantys veiksmai, tavo pokyčiai ir tai, ko tu turi toliau imtis. Tavo sapnuose slepiasi tavo didelės ir mažos pergalės. Tai tavo pasididžiavimas, tai tavo laimėjimai, tai tavo išdidumas, į kurį tu nueini su didžiausiu pasididžiavimu, su didžiausiu malonumu. Tavo sapnuose yra kelias į tai, kur tavęs laukia pergalė, kur tavęs laukia pripažinimas, kur tavęs laukia tavo apdovanojimai už tavo įdėtus darbus, už tavo veiksmą, už tai, ką tu darai, kurdama savo gyvenimo gausą, eidama tuo gyvenimo keliu, kuriuo turi eiti siela. Tai, ko tu iš tikrųjų nori, tas ir slepiasi tavo sapnuose, o tai veda į augimą ir į gausą. Tai va, dvejetukui yra šitokia žinutė. Pas dvejetuką ateina šitokia žinutė. Toliau keliausim pas trečią numeriuką pasirinkusius. Kągi čia slepia, kokią žinutę slepia trečias numeriukas, apie ką, vat būtent po trečių numeriukų yra paslėpta žinutė. Kaip atrodo tavo praeitis? Tai kaipgi atrodo tavo praeitis? Visi mes turime praeitį ir dėja jos atsisakyti, atsikratyti mums niekaip nepavyks. Mes galime tik tai padėkoti praeičiai už tai, kokią mes mokame susikurti ateitį. Ir čia žinutė ateina, kad išlik savimi. Tai, kad tu galvoji, kad tau reikia patvirtinimo, kad tau reikia įvertinimo iš kitų, tai yra tavo iliuzija. Tu esi visiškai neatsakinga už tai, kaip kiti tave mato ir kaip kiti tave priima.
Bet tavo atsakomybė yra iš tikrųjų išlikti savimi, išlikti autentišku, nesikeisti. Labai šiandieną kažkaip į temą šitą. Žinot, esu pastebėjusi, kad tai, kokios energijos sukinėjasi aplink mane ir tai, ko reikia išgirsti jum, dažnai esu pastebėjusi, kad tai jau būna socialiniai medijoje, ar postuose, ar storyse, ar dar kažkas kažkur pasidalinęs, ar aš esu su kažkuo apie tai pakalbėjusi. Tai va šitaip veikia ir energijos. Ir tiesiog va, buvo šiandieną postas, kad kodėl tu mane atsekei. Greta ir Marina pasidalino reelsų. Kodėlgi tu mane atsekei? Todėl, kad tu atlikai savo misiją iš tikrųjų mano šitam gyvenimo etape ir man tavęs kaip ir nebereikia dabar ir aš einu ieškoti, kas man rezonuoja ir kas man padeda mano augime. Ir šita trejetuko korta, jinai tik tai patvirtina, kad tu nesikeisk dėl kitų, nes tie, kuriems tavęs reikia, tie, kurie tave mato tokią, kokia tu esi, jie patys ateis pas tave, todėl, kad jiems tavęs reikia. Ir apie kągi yra, tiesiog pasižiūrėk, prisimink, apie ką yra tavo praeitis, kuri sukūrė dabartinę tave. Vat tokia autentiška, kokia tu dabar esi, apie ką yra ta tavo praeitis. Apie tai, kad tu turi tiek daug magiškų galių. Magas iš karto tau primena apie tai, kad savęs tu negali keisti, nes tada tu prarandi savo magiškas galias. O magiškos galios yra viskas. Tavo talentai, tavo duotybės, tavo norai, tavo vizija, tavo vidinė stiprybė. Tai yra tai, kas daro tave būtent tokią, kokią tu esi. Nekeisk savęs dėl nieko, nestabdyk savęs dėl nieko, nestabdyk ir tiesiog jeigu tau reikia tos akimirkos, tau reikia to laiko, kad tu galėtum vėl save pergrupuoti, vėl save pakrauti, pasiimk tą akimirką, padaryk tą pauzę, iš praeities pasiimk savo išmintį. Tavo praeitis tau duoda patirtis, iš kurių tu pasisemi išminties, tačiau praeitis nėra tam čia, kad tu jos laikytumėsi. Praeitis yra tam, kad tu nesivaikytum praėjusių dalykų, kiek daug kortų prikrito, o tam, kad tu tiesiog žiūrėtum į ateitį ir pasinaudojus praeities tarpais, praeities kažkokiais norais, praeities įvykiais, tu galėtum nebekartoti tų klaidų, nelaukti, kad kažkas pas tave įvyks, bet tiesiog matyti, kad tavo praeitis duoda tau ateičiai jau papildomos jėgos, duoda jau papildomos energijos, padeda tau matyti, kiek daug tu jau nuveikiai toj praeitį, kad tau tai gali padėti, kuriant tavo ateitį, kuriant tavo laimę, kuriant tavo kelius į pergalę, kuriant tavo žingsnius einant į pergalę, kad tavo praeitis tai yra didžiulė pergalių skrynia, kurioj tu gali rasti kažkokį atsakymą į tau kylančius klausimus, pasiimti tų patirčių iš tos praeities. Nes jeigu tos patirtys iš tavęs nepadarė savimi pasitikinčios, tos patirtys neparodė, kiek tu išbandymų gali įveikti, kad tu gali apsisaugoti save, kad tu jau save apsisaugojai. Praeitis tau duoda tiek daug pamokų, tiek daug atsakymų į tas visas pamokas. Jos nereikia praeities bijoti, iš praeities reikia pasiimti tai, kas yra naudingiausia ir paleisti tai, kas yra nenaudinga. Reikia iš praeities išmokti to, kad tik tai ginant savo teritoriją, tu
būsi tuo, kuo tu nori būti, tu būsi tas stebuklingas Dievo visatos ar dar kieno kūrinys, kuo tu tik tai tiki. Praeitis iš tikrųjų neturėtų tavęs gluminti, iš kurios tu turi kiekvieną kartą atrodo kažkokį pasirinkimą padaryti ir tie pasirinkimai atrodo, jie niekada nesibaigs. Praeitis yra tam, kad tu pamatytum, kokias galimybės tu praleidai, kad tu ir vėl galėtum pabandyti tas galimybės galbūt įvykdyti, o galbūt tiesiog pasižiūrėti, ar tai yra tavo ir apie tave tos galimybės. Apie ką yra tavo praeitis? Tavo praeitis yra tai, kad mokėk įvertinti meilę. Galbūt mokėk atstovėti savo poziciją meilės reikaluose. Galbūt tavo praeitis yra priminimas tau, ką daryti ir ko nedaryti su mylimais žmonėmis aplink. Kas iš tikrųjų yra meilėje teisinga, o kas ne. Tavo praeitis yra apie tai, kaip susikurti savo vidinį gerumą, savo vidinį, savo emocinį bagažą tokį, kuris tau leidžia pasitikėti savimi, kuris leidžia pasitikėti savo jėgomis, kuris leidžia tau turėti tą tokį užsispyrimo tašką, kad aš žinau, kad man pavyks, aš žinau, kad aš galiu, aš žinau, kad mano praeities klaidos ir pamokos leidžia man pamatyti būtent, ko aš nekartoju, o ką aš galiu pabandyti, jeigu iki šiol nebandžiau. Šita žinutė yra po trejetuku pasislėpusiu numeriuku ir psichologinio klausimo žinute, kaip atrodo tavo praeitis ir ko iš tos praeities tau nesitempti į savo ateitį. Ir paskutinis ketvirtukas. Kokią žinutę atneša po ketvirtuoju numeriuku besislepianti psichologinio klausimo žinutė ir kokią interpretaciją mes rasime čia. Ar gali su tuo pabūti? Tai kasgi tave šiai minutei kamuoja ir ar tu gali su tuo tiesiog pabūti, pasibūti ir žiūrėti, kuogi tau tai gali būti naudinga. Atkaklumas. Ar gali pabūti su savo atkaklumu? Ir apie ką yra tavo atkaklumas? Tu turi visiškai visą didžiulę jėgą savyje, kad tu galėtum įveikti bet kokį išbandymą ir iš to išbandymo išeiti dar stipresnė, dar tvirtesnė, su dar didesniu tokiu atkaklumu. Tikėk savo nenugalimumu ir savo pačios galimybę ir galėjimu atsispirti viskam, kas tave atrodo žlugdo, kas tave žemyn tempia, kas tave neleidžia būti stipriai, neleidžia tau, kas tave kiekvieną kartą atrodo vis tikrina tavo stiprybę. Ir atrodo, tu tiek jau nebegali daugiau, bet iš tikrųjų kiekvienas tas išbandymas tau duoda tik dar ekstra tokio šarvo, net sakyčiau, duoda tau tokios vidinio imuniteto ateinantiems išbandymams, nes tu žinai, kad tu su tuo jau susidorojai. Jeigu tu susidorojai su tuo, vadinasi, tu gali susidoroti ir dar su kažkuo, ir dar su kažkuo.
Tarp išbandymų visada būna tarpas, kada tu gali atsigauti ir iš tų išbandymų pasiimti viską, vat, kokią pamoką jie neša, apie ką jie yra. Mes dažniausiai atsidūrę kažkokioj situacijoje savo dėmesį ir koncentraciją skiriam tam, kad kaip įveikti mums tą išbandymą. Vat atėjo mums kažkoks dabar nemalonus metas, nemalonus kažkoks periodas, sunkus gal periodas ar ne, ilgesnis, trumpesnis, vienos dienos, metų gal, mes tada pradedam save klausinėti, vat, pradedam sau kelti klausimus, o kodėl man tai, vat, o kodėl man taip yra nutikę. Tai yra todėl, kad jums atėjo laikas save sustiprinti, jums atėjo laikas savo vidinius šarvus patikrinti ir pastiprinti. Ir niekaip kitaip to nemanoma padaryti, tik tai pereinat per kažkokius išbandymus. Ir tie išbandymai jūs užaugina kaip žmogų, jūs sustiprina kaip sielą, duoda jums išminties, duoda jums patyrimų ir potyrių, ir tada jūs galite tuo naudotis kitą kartą, kada jūs vėl užklumpa kažkokie išbandymai. Tai ar gali su tuo pabūti, pasižiūrėti, ką apie tai kalba kortos. Žinoma, kad gali. Žinoma, kad gali ir tau tik tai reikia atsisukti į savo gilę vidinę išmintį. Jeigu tau yra sunku su tuo tvarkytis, su tuo kovoti, su tuo taikytis, tai pas tave visada yra galimybė nueiti pas tuos, kurie padės tau su tuo susitvarkyti. Tu gali eiti, ieškoti kažkokių tai išminties perliukų, kažkokių tai galbūt paramos, pagalbos, kažkokių tai akimirkų pas žmonės, kuriuos tu laikai išmintingais. Nekovok, nedaryk savo vidinės kovos. Net ir jeigu tau kyla ta vidinė kova, leisk tau su tuo išsibūti vietoj to, kad tu atrodo kariauji, tu atrodo kyli į karą su savo ar tai vidumi, ar tai su savo mintimis, o galbūt netgi su tais, kurie yra aplinkui tave. Tai ar gali, aišku, tu gali pabūti, bet tau nebūtina su tuo būti. Tai, kad tu turi aplink save susibūrusi ratą, kurios gali tau padėti, kurie gali tave suportinti, palaikyti, kurie gali ne tik iš tavęs kažko pasiimti, bet ir tau pagalbą pasiūlyti. Tai priimk tą pagalbą tau siūloma. Nebūtinai tu turi susiriesti į kamuoliuką ir sunkiausių momentų galvoti, kad tu dabar išverksi ir kaip meška žiemą išmiegosi. Tau tikrai užtenka stiprybės. Tau tikrai užtenka vidinės tvirtybės, vidinės ugnies ir tau nebūtina su tuo būti. Tau užtenka tavo vidinio motiniško rūpestingumo. Kas išveda, kas vaiką nuskriaustą labiausiai moka paguosti ir parodyti kelią iš to skausmo, kuriame jisai atsirado. Tai yra mylinti mama, tai yra motiniška šiluma. Tai ir pas tave tos vidinės šilumos, tos vidinės, to vidinio tokio gebėjimo save išmyluoti tikrai užtenka. Jeigu tu neberandi tos vidinės savo meilės, motiniškos meilės, tai žinok, kad aplink tave yra tikrai daug tokių, kurie išties tau pagalbos ranką, nors tau atrodo, kad gal ir neturi, gal ir nėra, arba žmonės, kurie ties tą pagalbos ranką, būtiniausiai paprašys kažko atgal. Tu gali su tuo išbūti, tu gali su ta savo situacija išbūti, kurioje tu dabar esi, bet ar tau reikia tenai būti? Ar tau reikia tiesiog vaikiškai užsispirti ir galvoti, kad mano išdidumas neleidžia priimti pagalbos, mano išdidumas neleidžia paprašyti pagalbos, kas kitas geriau žinos negu aš, mano išdidumas neleidžia pripažinti,
kad kaip aš mielai dabar atsidurčiau tokioje kompanijoje, kurioje mane palaikys, kurioje mane pakels, kurioje mane galbūt netgi pastebės, kurioje man pasiūlys vat tą pagalbą. Tu gali išbūti su tuo, su kuo tu esi dabar, bet ar tai yra būtina, ar tau to reikia, ar tikrai yra tai, ko tu nori šią akimirką, ar tai yra tai, ko tau labiausiai šiai dienai reikia. Tavo pasirinkimai yra tik tai tavo pasirinkimai. Ir taip tu gali būti su tuo, kad tu bandysi viską padaryti, viską nuveikti, viską bandysi prioritizuoti ir nesvarbu, kad vieni prioritetai bus stipresni negu kiti, nesvarbu, kad prioritetas tu, bet tu bandysi viską padaryti prioritetu. Bet ar tau tikrai to reikia, ar tau tikrai reikia su tuo būti? Užduok savo šitą klausimą ir atsakyk į šitą klausimą. Ar tikrai tau to reikia? Nerandi klausimo. Yra tie, kurie tau gali duoti vidinius, gilius atsakymus. Nekovok savo kovoje, vidinėje kovoje. Ir tą kovą tiesiog užgesink tuo, kad tikrai pas tave užtenka vidinės meilės, kurią tu gali sau padėti. Tai vat, ketvertuką irgi išinterpretavau, išdėliojau. Labai tikiuosi, kad kitais vakarais jūsų bus daugiau negu šiandieną. Atsimenu, man irgi prireikė laiko susirinkti auditoriją šitoms dėlionėms, šitiems klausimams. Tai nėra, žinokit, kažkokios tarologinės dėlionės, tai yra psichologų naudojami klausimai terapijose. Ir tikrai prieš metus laiko buvo labai didžiulis toks pasisekimas pasiklausyti, kągi situacija viena ar kita būtent tuo momentu nori pasakyti jums, ką vat būtent jūs išjaučiate. Ir tai nėra kažkoks tarologinis būrimas, tiesiog tai yra tokia kaip jūsų savijautos žinutė, kurios jūs galbūt netgi nesusimastote, kokie jūs esate tol, kol jūs apie tai giliau nepagalvojate. Tai va, kas klausėsi iki galo, labai labai dėkoju, kas neturėjo kantrybės, irgi labai dėkoju. Ir labai noriu palinkėti nuostabaus penktadienio vakaro, nesvarbu, ką jūs veikiate, ar jūs su draugais susitikę subalevojat, ar jūs galbūt žiūrite kokį meksikiečių serialą ar gerą filmą, gal tiesiog su gera knyga, o gal su šeima leidžiate laiką. Tai leiskit jums palinkėti pačią nuostabiausią penktadienio vakaro ir gero savaitgalio ir iki pasimatymų mūsų kitose psichologinių klausimų analizėse per taro. Ir labai būtų smagu, jeigu šitą įrašą žiūrėsite gamindamos valgyti arba tiesiog galbūt sėdėdamos kokiame kamštyje ir pakomentuotumėte, ar nors vienas šitas klausimas atspindėjo būtent jūsų būseną. Ir nesvarbu, kada jūs žiūrėsite šitą video, ta būsena gali būti jums būtent tada. Labas vakaras, Liana. Aš jau atsisveikinu. 9 valandą buvau pas jūs čia, bet dabar jau atsisveikinu ir labai tikiuosi, kad bus įdomu pasižiūrėti jums įrašą. Tai va, apkabinu, bučiuoju ir iki pasimatymų su jumis kitais vakarais.